labai skubi. Ką? Tu labai skubi, sakau. Laiko neturiu. Tai brangiau kainuos. Pinigų turiu. Naujienų turim. Kas per naujienos? Iš kalėjimo. Hardas atsimachalino, tik sužeidė. Kaip? Kaip? Šūdas. Šūdas, čia yra šūdas! Pakartot? Ką tu man suradai, ką? Ką tu man suradai? Sakai 100%! 100%! Kur tie 100%? Ką mes turim? Ką mes turim? Gerai. Tegu grąžina babkės. Gal pakartojom, kaip išeis? Ką pakartot? Susimau vieną kartą. Susimaus ir antrą. Varai ir paimi babkės. Koks tu geras. Kažkas ne taip? Susitvarkysiu. Kas nutiko? Biški kortą nepaėjo. Kada tu čia su kortom žaidėjai? Daug pralašai? Ne ta prasme. Galvoju, ką daryti. Nu, tai su manim gali daryti, ką nori. Su Hardu ką daryti. Tai vėl tas mužikas, nu kiek galima. Įsivaizduok, išeisis į laisvę. Nu, kaip toliau gyvensim. Nu, tai viskas, taigi tu jam jau atleidai. Viskas, taigi tu sakėjai, kad jau nebeliudisi prieš jį. Reikia susitaikyti. Reikia.
Pasikalbėk su Igle. Po to, kai mes atėmėm grožio saloną iš jos, tu ką juokauji, nesikalbės su manim. Paklausk jos. Ką mano? Karas ar taika? Gerai, pakalbėsiu. O karas ir taika, tai čia Kirejevas parašė, ar ne? Jo, Levas Kirejevas. Teisingai, Levas. Levas. Как делишки? Меги? Visą naktį be miego. Nepatinka keist darbą. Gali grįžti, mobiliakas, kad būtų išjungtas. Supratau. Nu, все, važiuojam ilsėtis. Teisingai? Teisingai. Nu, visų pinigų neuždirbsi. Reikia ir pailsėti. Nu, mums pavalgymui. Davai, rinkai. Padėk sausiniukus rink. Ką žinai apie Vileiką? O ko čia taip jo susidomėjai? Ką žinai? Turi Ispanijai nekilnojamo turto. Ten daugiausiai laiko praleidžia. Gyvena su buvusia Bošinsko žmona Julija. O tu vis dar nori su juo pasikalbėti? Ne. Persigalvojai. Nenoriu sukelti tarimo, tegu galvoja, kad niekam nerūpi. Tai aš galiu pasikalbėti kaip Kaunecko advokatas. Ne, tau meluos. Čia reikia žmogaus, kurio Vileika pasitikėtų. Tai iš kur tu rasi tokį žmogų? Be miego? Nu, taigi saugojau, nemiegot atvažiavau. Gerai, sukrauk likutį, eini pamišti. Kiek iš viso yra? Nežinau, paskui pasversim.
Galvojau advokatas. Kas tu tokia? Dovilė Davidaitytė, prokurorė. Ne per jauna būt prokurorė. Jūs Rolandas Vandys? Dėl skundo. Man be jokio pagrindo apribojo laisvę. Tik kartą apklausė. Per mėnesį. Vieną Žinau. kartą. Aš viską žinau apie Tai tai. daryk kažką. Norit išeiti į laisvę? Nu, kas nenori. Išeisite, aš pažadu. Jeigu sutiksit bendradarbiauti teisės saugą. Stukačium būt. Slaptuoju agentu. Nejuokink. Aš nesigadinsiu savo gyvenimu. Tada sėsit ilgam. Nepasodinsi tu manęs. Busiuką lydėjau. Aš apsaugoj dirbu. Dažnai lydžiu krovinius. Nepasodinsi, aš tau sakau, manęs nereikia gąsdinti kaip mažo vaiko. Kas čia? Skaitykit. Tai jau kokį šūdą prirašė, ne? Duris. Rantas sugedo. Ne, skysčio dapiliau. Nu, gerai žiūvo. Normaliai. Aha. Nu ką, šio, vyniojam manatkės. Taip, iš kitų. Važiuoju pirmas, jei vdruk mentai, operaciją mums perduoti, arba dar geriau sustoji, užkalbinį, o mes prašokam. Pratai? Ką man jiems sakyt? Iti tvoju mat, как делишки, kaip ditiški, kaip žmona, duoki 10 eurų, 20, 30 ir prašai, kur neduos. Mangi durą, stumk, jungi ir viskas. Pasiklydau, adreso nerandu ir taip toliau. Ai, nu supratau. Gerai, judėk. Eik čia. Kažkoks įsičiuojęs. Normalus bachūras. Hardą iš ežero ištraukė. Herojus. Tik įsižiojęs. Vinka! Vėl man ant mazolio mini. Hrina tu man tą prakolą primini. Judam, nejaukučias tavarų stovėti. Gerai čia vieta, ne? Kam kitos ieškoti? Teisingai. Teisingai. Telefoniniai pokalbiai rodo, kad jūs žinot, kas buvo autobusiko viduje. Tai viską keičia. Iš liudininko tampat nusikaltimo bendrininku. Dar ir savus pinigus investavot. Kas dar žino? Tik aš. Daugiau niekam nerodė. Ne. Norėjau pirmą pasikalbėti. Pasirinkimas nedidelis. Nuo 10 iki 15 metų arba sutinkat bendradarbiauti. Man reikia pagalvoti. O man reikia atsakymo arba medžiagą perduodu turėjom. Bet jūs ir spaudžiate. Tai koks atsakymas? Palauk. Kas bus su šituo? Atliksit užduotį ir pamiršim. Viskas bus įtvirtinta sutartį pagal operatyvinės veiklos įstatymą. Kokia užduotis? Vėliau, ne dabar. Tai sutinkat? Galiu ruošti popierius. Koks atsakymas? Taip. Negirdžiu atsakymo. Taip. Taip.
Čia, dėkui, toliau mes vieni. Tai ką advokatas sakė? Pakentėt porą dienų ir paleis. Paėmė kelis parašus ir išėjo. Kas skundas suveikė? Tai jo. Vieną kartą apklausė, o teismas leido suimti 3 mėnesiam. Už ką? Nu, tai vyksta tyrimas dar. Vyksta. Vieną kartą apklausė. Keista. Kas keista? Nesu girdėjęs, kad taip po skundo iš karto paleidžia. Kažkaip. Daug pažeidimų ten dėjų prirašė. Iš serijos galimai. Advokatas užprotestavo ir viskas. Aš ten nieko nepažįstu. Kam mane izoliuoti? Nu, gal. Nesiparink, pasimatysim laisvai. Klausyk. Aš rimtai. Jeigu atsirastų kokio darbelio, duok užsidirbti. Žiauriai reikia šaibų. Ko tu nori? Labas, žiūrėk, ką nupirkau. Čia prie kavos. Ko tu nori, Julika? Žinau, kad pyksti, tai aš irgi tavo vietoj pykčiau, bet kaip mes dabar gyvensim, ką? Apie ką tu? Richardas išeis į laisvę, tai kas bus su juo? Užeik.